Sveiki, su jumis Irena. Čia video yra skirtas Raw Detox ABC grupiokam. Kaip žadėjau, trumpai papasakosiu ir sudėliosiu taškus ant į, trumpai papasakosiu apie detoksifikaciją, apie patį procesą, nes žmonės labai skaito, bet vis tik tai ir kaip sako, susipažinę su medžiaga, jiem iškyla klausimų ir aš noriu tiesiog atsakyti į tuos esminius kertinius klausimus, kurie jiems iškyla. Kalba eina apie organizmo valymą vandeniu, kadangi žmonės nori sveikiau gyventi, nori geriau jaustis, nori atsikratyti kai kurių negalių, jiem vienas iš būdų būtų parankus ir visiems prieinamas organizmo valymas vandeniu, Polio Brego sistema. Kaip aš pati pradėjau, taip ir siūlau visiems, rekomenduoju, atleiskit, kad visus sumaišau žodžiuose, rekomenduoju, nes pati praėjusi ir tikrai pasiteisino, pasitvirtino ir su daugeliu žmonių, kiek man teko kalbėti, jie jaučiasi ir patyrę labai panašius ir pojūčius ir išgyvenimus ir gavę panašius rezultatus. Todėl, kalbant apie Polio Brego sistemą, organizmo valymą vandeniu, aš rekomenduoju pradėti nuo 24 valandų, nuo vienos paros savaitėje. Ir tokią praktiką siūlau tęsti 6 mėnesius. Kodėl 6 mėnesius? Todėl, kad tai nėra per ilgai ir pakanka laiko, kad organizmas susivoktų, kas vyksta, ko iš jo norima, ko iš jo tikimasi. Ir per tą laiką pakanka laiko, kad susidaro sąlygos ir organizmas ima atsistatinėti. Kas yra atsistatinėjimas? Kadangi organizmas pirmiausia meta taršalus, o švariam organizmui reikalingos geros maistinės medžiagos, tai yra švarus maistas, kad jis galėtų atsistatyti. Tiesa, aš nepaminėjau, čia man padeda Gvidonas ir mes esam konferencijoje Litexpo patalpose, dabar kaip tik vyksta salėje paskaitos. Aš nutvėrusi minutę noriu apibendrinti ir apibūdinti tą organizmo valymą vandeniu. Tai kaip ir sakiau, pirmiausia, jūs turit suvokti, kad jūs tikrai norit tai daryti. Tada skirkit savo 6 mėnesius ir pradėkit savaitėje, skirkite dieną, kada jūs ilsėsitės nuo visko. Organizmo valymas vandeniu tai nėra vien tik vandens gėrimas. Aš rekomenduoju jų išjungti telefonus, išjungti kompiuterius. Jeigu galite iš viso, išeikite kažkur tai visai dienai iš namų, jeigu turite tokią galimybę. Jeigu ne, tai užsidarykite duris ir tiesiog ilsėkitės ir visą dieną purkšnokit vandenį. Tai būtų, reiškia, 6 dienas jūs, 5 dienas jūs maitinatės, 6 jūs valgot organizmą ir 7 dieną skirkit išėjimui. Kas yra išėjimas? Išėjimas tai yra, žodžiu, kad kai organizmas negauna maistinių medžiagų, prasideda detoksifikacija, prasideda valymasis ir gali skaudėti galvą, gali pykinti, gali nebūti energijos, gali tikrai blogiau pasijusti, atrodys, kad jūs susirgote, neišsigąskite, nes sekančią dieną jūs pradėsit valgyti, tai bus jūsų išėjimas, bet neduok Dieve, kad nepradėtumėt iš karto nuo kotletų su bulvių koše, jokiais būdais, gink Dieve, tai yra labai pavojinga. Kas yra išėjimas? Išėjimas tai yra sulčių gėrimas, skiestų sulčių gėrimas iki pietų, o po pietų jūs galite pasidaryti kopūstų, morkų su citrinų sultimis, gerai išmasažuotų kopūstų, salotų. Vėlgi nepridėkite kokio aliejų ar riebalų, nes tai yra nepageidautina, tai gali apsunkinti virškinimą ir gali turėti nepageidautinų reiškinių. Žodžiu, taip, pasiruošimas taip pat, jeigu jūs visavalgis ir vartojat gyvulinės kilmės produktus, tai rekomenduoju prieš organizmo valymą vandeniu vieną dieną valgyti tik tai daržovės, troškintas, geriausia troškintas. Žodžiu, kad dieną prieš, kai jūs pasiryšite organizmą valyti vandeniu, nevalgykite gyvulinės kilmės produktų. Tai atrodytų taip, reiškia, 4 dienas jūs valgote viską, 5 dieną jūs valgote tik tai troškintas daržovės. Iki 6 valandos pasistengkite viską suvalgyti dienos visą normą ir
paskui sekančią dieną jūs geriate vandenį, tik tai vandenį, kambario temperatūros. Jeigu skaudėtų kepenų srityje, išgerkite karšto vandens porą stiklinių, tai tikrai padės atpalaiduos kepenis ir palengvins valymasi. Na ir 7 parą jūs pirmoje dienos pusėje jūs gerite sultis keistas vandeniu, o paskui jau valgote vakarieniai, suvalgote lėkštę morkų ir kopūstų salotų. Kodėl tą reikia padaryti? Todėl, kad kopūstas ir morkos salotos yra žarnyno šluota. Didelė dalis ląstelienos padeda išvalyti visus toksinus, kurie susikaupia žarnyne per tas 24 valandas, kai jūs gėrėte tik vandenį. Kokį vandenį gerti? Buvo toksai klausimas užduotas. Paulius Brėgas rekomenduoja gerti distiliuotą vandenį. Man pačiai asmeniškai labai sudėtinga rasti distiliuotą vandenį kokybišką. Aš kiek ieškojau Lietuvoje, tai siunčia į skyrių, kur yra akumuliatoriai mašinų ir tenais yra distiliuoto vandens, nes jį pila paprasčiausiai, Gvidonas juokiasi už kameros atsisėdęs. Taip, tai realybė, su kuria aš susiduriu Lietuvoje. Todėl stenkitės gerti švariausią vandenį, kokį tik jūs galite rasti. Aišku, geriausia būtų ne krano ir ne butelių, galite šaldyti ir tirpinti. Na, žodžiu, darykit geriausiai, ką galite ir dėl to nesukit galvos, vis tiek rezultatai bus geri. Ir va tokiu būdu 24 valandom, reiškia 24 valandas per savaitę ilsindami savo virškinimo traktą, jūs tikrai per 6 mėnesius pradėsit susigaudyti, kas yra, kur jūsų organizmo silpnos vietos, į ką reikia daugiau dėmesio atkreipti. Ir tokiu būdu panašiai per pusmetį jūs jau būsit pajėgus, jūs būsit pasiruošę rimtesniai detoksifikacijai, rimtesniam organizmo valymui. Dabar dar atsakysiu į klausimą, buvo užduotas klausimas, ar reiškia vaisiai geriau spaustus sultis, ar geriau juos trintus valgyti. Asmeniškai aš valgau visus trintus, nes čia dėl cukraus aš dabar nesigilinsiu, mano nuomonė labai skiriasi drastiškai dėl cukraus, dėl druskos ir panašiai, kada nors apie tai irgi pakalbėsim, bet šiaip jeigu organizmą valyti sultimis, tai geriausia tinka žalios lapinės daržovės ir kaip visada sakau, baziniai produktai, tai būtų žalios spalvos obuolys, agurkas ir keletas salierauogų, taip pat gali būti romaninės salotos, žodžiu, o paskui jūs stenkitės dėti daug prieskoninių žolelių. Na, jeigu reikia imbiero, galima kajano, habanero pipirų, žodžiu, čia jau priklausys nuo to, kokių tikslų jūs siekiat, ko jūs norit iš savo organizmo ir kaip jūs jaučiatės, kokie yra nesklandumai jūsų sveikatos ir panašiai. Tai vaisius paminėjau, vandenį paminėjau ir sultis paminėjau, atrodo, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Ir tai tam kartui turbūt tiek ir bus, žinokit. Ir kai pamatysit video, vėlgi rašykit, klauskit, diskutuokim ir burkimės mūsų grupėje, palaikykim vieni kitus ir tikrai, kaip sako, užaugsim drauge ir būsim visi sveiki ir laimingi. Ačiū.